Sveiki, su jumis Santa ir Norvegijos žinios. Jau tradicija tapo Rogalando lietuvių bendrijos švenčių šventimas kartu su norvegais. Pirmoji didelė šventė švenčiant kartu buvo Cepelinų balius. Renginys vyko praėjusių metų rugsėjo mėnesį. Jame norvegai susipažino su lietuviška virtuve ir lietuvių linksminimosi kultūra. Lietuvės moteris pagamino apie 500 cepelinų su skirtingais įdarais ir padažais, o patalpas dekoravo ąžuolo lapais, lietuvių tvirtybės simboliu. Šį kartą pasimainėme virtuve, meniu, jūros gerybės patektos krevetės. Kovo 11-osios minėjimas vyko Kverneland mieste. Pasirinkta idėja panaikinti sienas tarp lietuvių ir norvegų, senų ir jaunų, koncertuojančių ir žiūrovų. Šventė dalyvavo grupė H iš Lietuvos, Brian Music Corps pučiamųjų orkestras ir Vice Versa choras, vadovaujami Saulius Trepekūno. Taip pat dalyvavo Rogalande susibūrusio lietuvių šokių kolektyvo Ravn Dance porinių šokių šokėjai, vadovaujami Andriaus Varno. Sekdami Lietuvos Respublikos vyriausybės politiką, kovo 11-ąją šventėme taip, kad kuo daugiau užsieniečių sužinotų apie Lietuvą. Šventė buvo skirta mišriai tautų bendruomeniai. Norvegų buvo daugiau nei lietuvių, todėl norvegiškai kalbant girdėjosi dažniau nei lietuviškai. Garsinom Lietuvos vardą ir formavom jos įvaizdį. Dauguma norvegų nežinojo, kas yra kovo 11-oji, o po renginio jie sužinojo, kad pirmoji valstybė suskaldžiusi Sovietų sąjungą buvo Lietuva. Tai buvo padaryta būtent kovo 11-ąją, visos tautos valia išrinkus delegatus į Seimą. 10 milijardų eurų vertės tiltas per Sognefjord. Maždaug 10 milijardų eurų. Tiek kainuos pats ilgiausias pasaulyje ant linų kabantis tiltas, kuris sujungs du Sognefjordo krantus. Jo ilgis gali siekti iki 4 km ir bus dalis naujai tiesiamo E39. San Francisko auksinių vartų tiltą, Golden Gate Bridge, ilgiu jis lenks net 3 kartus. Be to, jis bus gerokai ilgesnis ir už Japonijoje esantį Akašyką iki jo Bridge, šiuo metu ilgiausia pasaulyje tokio tipo tiltą. Planuose yra ir kitokie tiltų tipai Sognefjordo kirtimui. Pagrindinė problema, kurią teks išspręsti tilto projektuotojams, turint galvoje jo ilgį, specialistų nuomonė yra jo skersinis tandumas. Kad šis uždavinys būtų sėkmingai išspręstas, bus panaudoti naujausių rūšių plienai ir paskaičiuotas optimalus važiuojamosios tilto dalies plotis. Be to reikia atkreipti dėmesį į faktą, kad savo aukščiausioje vietoje tilto aukštis virš jūros lygio sieks 70 metrų, kad po jo galėtų praplaukti patys didžiausi laivai. Jau žinoma, kad dvi ant kranto stovinčios šio tilto atramos, kurios turės laikyti prie jų pritvirtintus beveik 1,5 metro skersmens linus, bus iškilusios net 455 metrus. Brangs būsto paskolos. Norvegijoje bus brangiau imti paskolą būsto įsigijimui. Pirmadienio popietę vienas iš Norvegijos bankų, SpareBank 1 Invest, savo privatiems klientams pranešė apie būsto kreditų palūkanų normų augimą 35% punkto. Dėl to bus brangiau imti būsto paskolą, teigia SpareBank 1 Invest banko pirmininko pavaduotojas Jan-Erik Skjerpeset. Paprastas paaiškinimas yra tas, kad dabar yra sekama DNB banko pėdomis, kurie pirmieji pakėlė būsto kredito palūkanas, todėl SpareBank 1 Invest taip pat didina skolinimo palūkanų normas privatiems klientams. Anot Skjerpeset, jie pasiūlė naujus pradinės įmokos reikalavimus, pateiktus finansų direkcijos. Reikalaujama, kad bankai turėtų 2-3 kartus didesnį kapitalą nei anksčiau, kad galėtų suteikti būsto paskolą. DNB buvo pirmieji įspėję dėl būsto kredito palūkanų normų augimo. Penktadienį bankas pranešė, kad palūkanų normos augs 0,3% punkto. SpareBank 1 Invest palūkanų normas kelia 35% punkto. Tai yra pagrįsta konkurencija, todėl SpareBank 1 Invest siūlo didesnės palūkanas. Bet tai nereiškia, kad ši palūkanų norma bus taikoma visiems banko klientams. 2 milijonų kronų paskolos metinės palūkanų sąnaudos išaugs 7 000 kronų. Norvegijos valdžios institucijos sudaro įspūdį, kad jie yra suinteresuoti sumažinti būsto kainų augimą per trumpą laikotarpį, o ne užtikrinti tvarų finansų sektorių per ilgesnį laikotarpį. Manau, kad tai nebūtinai turės žymios įtakos būsto rinkai, o tai turės nenumatytų didelių socialinių kaštų, teigia Skjerpeset. Trečiadienį Konstitucinis teismas paskelbė, kad išvykusiam savo norų po 90-ųjų metų kovo 11-osios ir įgijus kitos valstybės pilietybę, Lietuvos pilietybė nebus išsaugota. Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė kreipėsi į Konstitucinį teismą išsiaiškinti nutarimų nuostatas, susijusias su Konstitucijos 12 straipsniu, kuris teigia, kad niekas negali būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.
Prezidentės tikslas buvo išsiaiškinti, ar galima nekeičiant konstitucijos tik įstatymų nustatyti, kad lietuviai išvykę gyventi svetur po 90 metų kovo 11-osios ir įgyję to šalies pilietybę galėtų likti ir Lietuvos Respublikos piliečiais. Tačiau ši konstitucijos nuostata gali būti pakeista tik referendumu. Dvigubos pilietybės įteisinimo siekia ir užsienyje gyvenantys lietuviai. Remintis dabartiniu pilietybės įstatymu, dviguba pilietybė leidžiama tiems, kurie iš Lietuvos pasitraukė iki nepriklausomybės atkūrimo 90 metais, bei tiems, kurie pilietybę įgijo automatiškai, gimdami arba per santuoką. Bet tie, kurie dvigubą pilietybę turi nuo gimimo, sulaukia pilnametystės, per 3 metus turi apsispręsti ir pasirinkti vieną. Dėkui, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Santa ir Norvegijos žinios. Ačiū kosmetologijai Kristinai Gauronskienei ir Mindaugo studijo. Iki susitikimo kitą sekmadienį.